Viena šeima. Viena tauta. Tai 11-oji Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė. Žinai, kiekviena dainų šventė yra tautinis stebuklas, bet kai mes čia susirinkom po 10 metų, tai čia yra ir kaip tik ir parodo tą galę dainų šventės mus visus sujungti kartu. Tai aš bendrai esu žmogus, kuris tiki, kad mes galim padaryti, bet aš vis vien jūs pamatau ir man yra wow. Wow, čia tas stebuklas ir yra. Į chorvedžių seminarą, kurį priglaudė Dainavos stovykla, suvažiavo apie 70 dainą mylinčių ir dainuoti nenustojančių žmonių iš įvairių Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados kampelių. Buvo skeptikų, kur sakė, kad po 15 metų pertraukos nebus galima prikelti iš numirusių dainų švenčių tradicijas. Ir štai jau vyksta trečia šventė po 2006 metų. Kur vyks? O jūs, mėly, tai žmonės, kurie išvažiuos iš šio seminaro ir neš lietuviškos dainos fakelą, torch, į jūsų bendruomenės. Jūs lietuviškos dainos ambasadoriai išeivijoje, todėl aš jūs labai sveikinu. Chorvedžių seminaro tikslas buvo išanalizuoti kūrinius, skambėsiančius dainų šventėje, kurios repertuare dainos tiek suaugusiems, tiek vaikams. One more bar. Beats. Yeah, they ir. Aš vabaliukas Jonas, aš tikras miško bonas, pernakt man reikia jau augam. Garsiai. Aš vabaliukas Jonas, aš tikras miško bonas, pernakt man reikia šviesti ir skruzdėlyčių miesto. Šioj daly yra labai daug kūrinių mūsų Šiaurės Amerikos kompozitorių. Tai mes tikrai norėjom tą atšvęsti mūsų šventėj, iškelti mūsų Šiaurės Amerikos kompozitorius. Yra Dariaus, yra Aleksandro, yra Mikulskio, yra Govido ir yra mano mamos kūrinių. Visi repertuaro kūriniai buvo aptarti iki paskutinės natos. Na, o juos pristatė bei jų atlikimo subtilybėmis pasidalino Aleksandras Stankevičius, Darius Polikaitis, Fantastika. Okay? O sopranai jūs tik skraidykite. Whatever. Okay, gerai? Kristina Kliurytė, Dalia Viskuntienė, Kęstutis Daugirdas ir Rita Čivaitė Kliorienė.
Seminaras buvo turiningas ir įdomus ne tik skambančiomis dainomis, bet ir paskaitomis. Dainų tekstų analizėmis ir simbolių reikšmėmis dainose pasidalino Nijolė Benotienė. Man atrodo, žodžiai yra antiek svarbus. Ne tik jum, bet kompozitorius, nežinau, gal vienas kitas, kas yra parašęs, bet pirmiausia ieško įkvėpimo žodžiuose. Leonidas Abarius sako, tai ką tu čia duodi man 7 posmus? Man reikia 37. Kad aš išrinkčiau, kad aš gaučiau tą impulsą, tą gyslelę, tada aš pradėsiu rašyti. Choriniai muzikoje eina žodis, eina poezija, eina mintis ir tada eina muzika. Bent jau taip aš suprantu. Tai mes, mokindami muziką ir savo choristam nepaaiškindami, galvodami, kad jie tik muzikiniai gali dainuoti, o nesuprasdami, apie ką dainuoja, tai aš manau, mes darom neteisybę. Mes darom injustice, mes juos nuskriaudžiam. Chorinio dainavimo gudrybių mokė dirigentas ir chorinės muzikos mokytojas Frank Bianchi. It is an honor. It is an honor. I didn't know what to expect, so how I'm going to handle this. I'm going to treat you as if you were my first beginning of the year singers, because I hope that maybe something we do together today might inspire you to inspire others. Because you are type A personalities. The fact you didn't want to break at 10 minutes to 3 scares me a lot. Koks yra muzikos poveikis žmonėms ir ypač vaikams? Su tyrimų rezultatais ir moksliniais pasiekimais seminaro dalyvių supažindino neurologijos mokslininkė, profesorė, muzikė Indrė Viskontaitė. If this kind of experience can show an increase in feelings of connectedness and well-being and belonging, that is the antidote to loneliness. And so that's why, putting in the effort and doing this kind of work is so important. It's not just about, the past, it's about the future. It's about connecting our society together so that we'll work towards together to solve these problems that are facing us in the future. Vakaro vienimi tapo seminaro akompaniatoriaus, pianisto Vyto Bakšio humoristinis koncertas. I just needed to go over that part. Jis kartu su talkininkėmis Virginija Mulionienė ir Alena Miškinyte grojo, dainavo ir linksmino susirinkusius. Puikiai suorganizuotas chorvedžių seminaras paskelbė ruošos į 11 Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės pradžią. Po seminaro jo dalyviai mielai dalijosi savo mintimis. Kas jiems yra dainų šventė? Kas yra dainų šventė, iš tikrųjų yra labai sunku pasakyti žodžiais. Ir gal dėl to mes ir dainuojam, kadangi dainuodami išreiškiam tai, ką negalim žodžiais išreikšti. Ir man dainų šventė yra tas dainavimas. Dainų šventė man yra per dainos galę suburti žmonės, kad jie galėtų džiaugtis ir didžiuotis gimę po Lietuvos trispalvę vėliavą. Man dainų šventė yra bendruomenė. Ne pirmą kartą dalyvauju dainų šventėje, todėl man dainų šventė ir dainavimas yra tikras atsipalaidavimas, gerų emocijų suteikimas. Man yra pats puikiausias poilsis gyvenime. 2 žodžiai – iššūkis ir laisvė. Man dainų šventė – Filadelfijos bendruomenės šeima. Didžiausia džiaugsmo šventė. Tai nuostabi galimybė
dainuoti lietuviškas dainas visiems kartu. Kai suvažiuoja tiek daug žmonių, kai tu gali sukurti tokį didelį dalyką ir pajusti muzikos ir jėgą, ir didybę. Dainų šventė tai puikia proga atšvęsti istoriją, pagerbti savo protėvius ir visiems kartu pasidžiaugti lietuvišką muziką. Stiprybė ir didžiausia jėga, kur tikrai vienyje ne tik mintimis, dainomis, žodžiais, visa gyvensena, visa esybė. Ir tu gali save išreikšti. Man tai muzikos audra su draugais. Man dainų šventė reiškia, kad bendruomenė sueina kartu vienu tikslu. Man tai lietuviškų dainų dainavimo džiaugsmas. Man dainų šventė tai yra sielos rekolekcijos, išvalymas iš pat pradžių. Dainų šventė man yra kaip tam tikros duoklės atidavimas tikrosiom šaknims ir mūsų protėviams. Dainų šventė tai meilės Lietuvai išraiška. Tai yra šaknis, pilnatvė ir prisiminimų perlas mano atminty. Dainų šventė tai bendrystė ir draugystė lietuviškoje dainoje. Man asmeniškai dainų šventė yra ta vieta, kur mes visiems galim parodyti, kad mes lietuviai esam nedidelė tauta, bet kuo mes esam dideli. Ir tai yra mūsų dvasia, vieningumas ir stiprybė. Dainų šventė yra istorija. Mes dalyvaudami dainų šventėje pratęsėme tą istoriją. Tos dainos, kurios buvo paliktos mums, kaip kraičio skrynėje sudėtos per tūkstančius metų, atgimsta ir dainuoja ir skamba toliau. Vaikai mūsų dalyvaudami šitose šventėse yra ateities žiedas, ateities daigas, kuris ves mūsų šventės į ateitį. Ir mes dar dainuosime ilgai, ilgai, ilgai. Dainų šventės man vienybė. Tad suskriskim iš visų Amerikos kampelių, susivienykim, dainuokim ir džiaukimės vieni kitais. Viena šeima, viena tauta. Tai 11-oji Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė.